Labas rytas. Labas rytas su pirmadieniu. Su pirmadieniu. Kažkoks šiandien toksai pirmadienis, nežinau. Įdomus. Kodėl? Kuo įdomus? Energijos trūksta. Žinok, jeigu tiki, aš nežinau, ar tu tiki ar netiki astrologija visais šitais dalykais. Aš dar vakar skaičiau, kad kaip tik šiandieną yra, man atrodo, Živilė, jeigu esi, pakomentuok, pataisyk, nes čia jinai pas mane ekspertė visų šitų dalykų, bet šiąnakt yra pilnatis, atsiprašau, jaunatis, tai reiškia nuo 6 valandos kažkiek ten minučių ten stoja į jaunatį ir visa diena bus tokia lėta, be energijos, ir buvo dar parašyta, neplanuokit rimtų darbų, nekurkit rimtų planų, žodžiu, viską tokį, kiek įmanoma, su lengvesniu, su tokiu lengvu judesiu, su pasivaikščiojimais, neperkraukit, saugokit sveikatą, traumų venkit, žodžiu, standartinis šitas dalykas, bet užtat turim pasiteisinimą, kodėl pirmadienio rytą nėra energijos. Žinot, be reikalas dabar ką išgirdau, nes aš taip ir darysiu šiandien, pasivaikščiosiu. Bet labai gerai, nes ten ir buvo parašyta, kad dabar, aš žinai, ten vėl neturiu aš pakankamai laiko, nei noro turbūt gilintis iki galo, bet aš labai jaučiu tas mėnulio, kaip čia pasakyti, tuos visus pokyčius, kartais atrodo, viskas tvarkoj turėtų būti, bet, prie žemės krenti ir sakau, nežinai, ką kaltink mėnulį, viskas. Supratau, ne vitaminų trūkumą, mėnulį. Mėnulį, nes vitaminų, žinok, tos pačius geriu kiekvieną dieną ir, žinai, ne nuo jų kažkaip priklauso, bet, kaip aš sakau, čia su visa pagarba mėnuliu ir visiems šitiem dalykam, bet iš tikrųjų skaičiau vakar, kad keliaujam į jaunatį ir, tarp kitko, šį vakarą yra labai geras laikas svajoti, norėti, susirašyti norus, kai visada, ar ne, tuos tokius tikslus, ir ten buvo net parašyta, kad tie dalykai, kuriuos mes užfiksuosim šiąnakt, šį vakar, nežinau, čia vėl, Živilė, jeigu esi, komentuok, jie ilgą laiką mus lydės. Ten buvo jau net metais parašyta, kad, žodžiu, tos svajonės. Bet ne ryte tai daryti reikia, tai reikia daryti vakare. Nes ryte, sakė, lengvai, be planų, be rimtų darbų, be, žodžiu, toks su vėjeliu. Mankštelė, pasivaikščiojimas, ar ne, ir labas rytas, Ramunėlė, šiandien tu pati pirma. Kaip viskas? Sveika. Tavo dar chebrytė namuose, ne? Jo, mano panelė namuose, vyrai išvažiavo į darbus ir darželius, nes važiuojam šiandieną pas Lorą pasirodyti į Santariškes. Tai vat, likom namuose, lėksim paskui iki Santariškių, nes reikia, taip pasisekė, žinok, pasidalysiu, klausykit. Žodžiu, sėdėjau aš čia prieš porą savaičių, kai mes to gripu susirgom ir nervinuosi, nes aš savo merginą prieš 2 mėnesius užrašiau pas Lorą, kadangi eilės yra, kaip suprantat, nemažos, 2-3 mėnesiai. Ir dar pas tą Lorą, kad nueitum, tu turi būti sveikas. Turiu omeny, kad jie įvertintų iš tikrųjų tą tikrą būklę, vaikas turi būti sveikas, kad nebūtų tų, kaip pasakyti, šalutinių visokių nukrypimų, kad tikrai vertintų kokios tos tonsilės, ar ten yra kažkas, nėra kažko. Žodžiu, ir aš taip sėdžiu ir nervuojuos, galvoju, blemba, ir vėl reikės perkelt, nes, gripuojančių vaikų nevesi, ar ne? Ir taip, okei, galvoju, kažkaip, ką tu galvoji? Paskambina man iš Santariškių, sako, gydytojas susirgo, perkeliame kitą savaitę. Negražu džiaugtis, kad gydytojas suserga, bet galvoju, Jėzau, kaip gerai, būsim pasveikę, galėsim nueiti, ar ne? Antras stresas buvo dėl to, kad jau 3 kartus perkelinėjau dantistą Liepos, nes turim rimtai tvarkomų dantų, nes jei, nežinau, labai vaikui nepasisekė su dantim, jie net lenda jau su skylė. Ta prasme, prasikala šviežias dantis ir jame jau yra, žinai, skylė kažkokia. Ir atrodo, ir valai, ir darai, ir vis tiek lenda. Tai ir jai reikia normaliai tvarkyti, tai reiškia su sedacija, ar ne? Nes jinai dar neišbūna įsižiojus, ten visą rėkį žviegia, užsičiaupia ir panašiai. Tai aš jau 2 kartus perkelinėjau ir vėl sėdžiu ir stresuoju. Galvoju, penktadienį vizitas pas dantistą. Tu kurmi, vėl perkelinėti, vėl 2-3 mėnesiai, žinai.
Nu ir ką tu galvoji, skambino šitą polikliniką, sako, tai kad mes nematom jūsų vizito rytoj, tai sako, jums čia balandžio 29, ne kovo. Tai ką aš su šitą istoriją norėjau pasakyti, kad kartais, kai mes užsifiksuojam į tas, žinai, problemas, kaip čia išspręsiu, kaip čia bus, ką čia reikės daryti, realiai reikia sulaukti tos problemos ir tada jas spręsti, o nesėdėti, žinai, savaitę ir galvoti, kaip aš čia padarysiu, kas čia bus, kas čia ką ir panašiai. Tai va čia toks labai tobulas pavyzdys, nes viskas išsisprendė. Nu, ta prasme, pas vieną gydytoją važiuojam šiandien ir va, pirštukai sukryžiuoti, kad iki tos 29 būsim sveikos ir viskas bus gerai ir galėsim pagaliau pas dantistą nueiti. Nes toks juokas pro ašaras. Tai va, tai mano toks pasidalinimas apie problemas, sprendžiam, kai jos iš tikrųjų ateina, o ne tada, kai mes susigalvojam, kad jas reikia spręsti. Kartais tiesiog pačios paima ir išsisprendžia. Tai va, apie tai aš ir kalbu, kad taip. Ir ne visada tos problemos, ačiū už pataisimą, ne visada tas problemas reikia spręsti, jos kartais tiesiog išsisprendžia. Tiesiog. Dingsta. Tai va, Ramunė sakė, kad jau laukia mūsų labai, Vaida, labas rytas. Ir Ramunė dalinasi, aš maniau, kad tik jai taip būna. Tau būna, Ramunė, taip, kad pačios problemos susisprendžia, ar ne? Būna, visiems tai būna, aš reikia, kad sakau, jeigu labai sunki, ar kažkokia atrodo situacija neišvengiama, ten daug streso reikalanti, tai tiesiog užsitaisyk puodelį arbatos ir leisk gyvenimui ją išspręsti. Nu, tu nepadėk, tu pabūk su ją, susigyvenk, bet vat kaip ir tu sakai, labai dažnai jos pačios susisprendžia. Aišku, kartais reikia įdėti pastangų, bet visko būna. Tai va. Tai visko būna. Žinau, kad tu šiandieną tikrai nori pasidalinti apie mokymus, kuriuos tu mokys, ar ne? Dar Ramunė sako, kad diena ne ta koja būna išlipi, tai primenu techniką. Iš kurios išnervės, oras eina, ta koja išlipam. Ir aš nesu tokia rami, kaip tu nemoku tokių praktikų daryti. Išmoksit, viskas gerai. Išmoks, reikia. Prieš pradedant dalintis apie mokymus, aš labai norėčiau priminti dar ir tiesiog pakviesti galbūt žmonės balandžio 20 dieną, dabar žiūriu, tai balandžio 20 dieną į nacionalinį miško sodinimo akciją. Vadinasi, Lietuvos miškasodis ir jis yra susijęs ne tik, kad visi Lietuvos žmonės yra kviečiami sodinti miškus, girias ir taip toliau, bet taip pat yra susijęs ir su 100-mečio dainų švente. Lietuva tikrai norėtų, kad Lietuvoje būtų pasodinta 100 girių, vien jau pagerbent Lietuvos dainų šventę, kuriai šiemet sukanka 100 metų. Na ir tuo pačiu mes čia Pagėgiuose organizuojame taip pat miškasodį, netoli Pagėgių Anužių kaime bus sodinamas miškas. Plotas yra tikrai numatomas didelis, kviečiame dalyvauti aktyviai daug žmonių. Jums reikės vieno porai, tai yra 2 žmonėms, kibiro ir kastuvo. Medelius mes turėsime, taip pat tą dieną visų dalyvavusių laukia nuostabios, fantastiškos šio krašto vaišės, kuriomis mus vaišins Mociškių Polivarko šeimininkai. Tai ten yra ne tik vaišės šio krašto, bet ten yra ir edukacija, nes tikrai žmonės tiek mylinti savo darbą, jie ne tik vaišina, bet dar ir pasakoja ir apsirengia šio krašto drabužiais. Tai jūs tikrai pabūsite ne tik nuostabiame darbe, miško sodinime, bet taip pat ir mažosios Lietuvos krašte, su jos papročiais, su jos tradicijom ir su jos maistais. Na ir aš taip tik tai galvojau savaitgalį, kad jeigu žmonės atvažiuos iš toli ir to krašto dar nelabai pažįsta, tai tikrai mes net galėsim susitarti ir parodyti lankomiausias vietas, tai yra Rambyno kalną, tai yra paveikslų muziejų, kuris yra pas mus po atviru dangumi prie Jankaus muziejaus. Na ir dar, aišku, visokių įdomybių, kurias aš žinoma galėsiu pasidalinti būtent apie šį mūsų kraštą. Tai labai jūs kviečiu,
balandžio 20 dieną į miško sodinimo akciją. Ir aišku, visą informaciją jūs galite gauti iš manęs, Ramunės, mes visur dalinamės telefono numeriukas, galbūt ir čia net parašysiu į banerį, kad eitų telefono numeriukas. Na ir tai su tokiu kvietimu, gražiu, kviečiu prisijungti ir tada atiduodu vadeles tau. Nes žinau, kad tai irgi labai gražiai baigiai mokysi. Taip, baigiau mokslus, džiaugiuosi, šiaip sustojant prieš kalbant apie mokslus, ar ne, labai džiaugiuosi iniciatyva ir labai džiaugiuosi jūsų, kaip pasakyti, įsitraukimu į šitos medelius ir iš viso, žinai, gera jūs žiūrėti, mielos damos, tai čia aš taikau tau ir tavo sesiai. Ypač tau, žinai, nes yra gera matyti, kai žmonės geba visur būti prisidėti. Mūsų darbe irgi mes darom šitą akciją, žinok, tai aš dėja iki jūsų neatvažiuosiu, nes turiu savo akciją, atrakciją. Tai tik mes darom, nes šeštadienį mes darom darbo dieną ir irgi yra, ten, žinai, organizuojama, nes turim komitetą, kuris rūpinasi vis šitais dalykais, tai irgi, jeigu pavyks, bandysiu prisijungti, pasikapstyti, pasižiūrėti. Mes Trakų rajone kažkur ten darysim. Tai labai tikiuosi, kad, žinai, pavyks. Labai tikiuosi. Ir mes jau gavom jau vieną, kad būsim, žinau, kad būsim. Labai gerai. Puikiai. Tai šitą. O kalbant nuo miškų, kalbant prie mokymo ar ne, tai dalinausi ir dar kartelį noriu pasidžiaugti, kad turiu dar vieną sertifikatą lentynoje. Įsipilk vandenuko, prašau, gerai. Dar vieną sertifikatą lentynui, bet aš apie tą sertifikatą lentynui kalbu truputėlį, žinai, su humoru, nes ne dėl to aš ten ėjau. Iš tikrųjų, aš ėjau su tuo tikslu, kad pagilinčiau enegramos žinias ir galėčiau šias pritaikyti savo darbę su coachingu, ar ne? Kai dirbu su žmonėm, pakonsultuoti, nes kartais būna, tu kalbi su žmogum ir tu nežinai, tu nesupranti, žinai, kur yra tas stabdis, kas ten sėdi dėl ko. Ir aš labai tikėjau, kad šitas įrankis ir šitas suvokimas, Lietutė mama kalba. Šilkas Lietutė dabar. Taip, gerai. Taip, aš įdėjau viskas, Lietutė. Man labai patinka, kai vaikai žino prioriteto tvarką. Žodžiu, tai kai aš ten ėjau, aš iš tikrųjų ieškojau tokios kaip ir pagalbos, pagilinti žinias, kaip lengviau su žmonėm dirbti, būtų kaip man pačiai, ar ne, būtų lengviau su savim priimti tam tikrus dalykus. Iš tikrųjų, po praktiko, tai aš išėjau gavus visą tai, ko aš norėjau, bet kai nuėjau į meistrą, žinokit, ten buvo kitas lygis, ten toks, aš turbūt pasakoju kažkada, ar ne, sėdžiu ir klausausi, kaip pasakoja mano gyvenimą iki 30. Iš kažkokio popieriaus lapo, supranti, ir aš tada sėdžiu, bet kaip, kodėl? Ir tada tu supranti, link ko aš vedu, ar ne, kad tam tikri dalykai pas mus jau yra užkoduoti, aišku, tie ekspertai, kurie surašė tai ant popieriaus išrinkę, žinai, kiekvieną tą tipą, imkim tuos 9 tipus, padauginkim iš 3 instinktų tipų ir mes turim, žinai, kiek čia dabar, 27 variantus, ar ne, žmogaus. Tai žinai, kiekvieną tą pagauti, surašyti. Aš labai atsiprašau, 9 tipai, gali papasakoti, ta prasme, kas yra tie 9 tipai, nes tu žinai, aš kažką girdėjau. Aš žinau, o kitiem nepasakosiu. Iš tikrųjų, ką enegrama sako, kaip pasakyti, aš labai nesiplečiu dėl to, kad papasakot apie enegramą pačią, ar ne, tą teoriją, mums reikia 3 valandų ir aš mielai galiu ir atvažiuoti pas tave ir papasakoti ir detaliai parodyti ir pasidarom workshopą, kai jūs jau laiko turėsit, žinai, gyvą tokį fainą, nes tas kontaktas yra nerealus. Tai aš tikrai labai mielai, kai tik jūs turėsit laiko, galim smagią popietę pasiorganizuoti, kokių 4-5 valandų su pasijuokimu, su pavyzdžiais. Tai tada aš labai išsiplėsiu ir pasidalinsiu, bet trumpai kalbant, enegrama sako, kad kai mes gimėm baltas popieriaus lapas su savo charakteriu. Su savo charakteriu tai reiškia, kažką mes atsinešėm jau gimdami, ar ne? Ir kai mes augom, tėvai mus formavo pagal save. Aplinka mus formavo pagal save. Ir netgi, ką aš ir bandžiau pasakyti, ar ne, kad
tam tikri dalykai, jie tiesiog yra angliškai gražus posakis hardcorinti. Nu, ta prasme, užkoduoti, įkalti taip giliai, kad mes net nesuprantam, kad mes darom tam tikrus dalykus, vien dėl to, kad tai mums atrodo natūralu. Mes darom ir net, nejaučiam, kad kažkas galbūt ne taip, ar ne? Tai vat enegrama ir sako, kad yra 9 eniotipai. Pagal tai, kokiose vietose žmonės yra pastrigę gyvenime, tai reiškia, mes iššokom į tokį gynybinį charakterį, kuris mums leidžia išgyventi toje erdvėje, kurioje mes esam. Ir vat priklausomai nuo to, kokias galbūt traumas, galbūt kažkokius, momentus mes praleidom, gavom per daug, kai vyko mūsų ankstyvoji raida, tai reiškia nuo kūdikystės iki maždaug 7 metų, ten iki 12, bet jau iki 12 jau yra tas jau šlifavimas, kitoks charakteris, bet tas bazinis, ką mes gavom, tai vat ir yra, supranti, iki tų pirmų metų, tie pirmieji atsiskyrimai, tie pirmieji išėjimai, mamos, kurios anksti darbus išeina, ten kažkokios psichologiniai momentai, resursų neturėjimai, kivirčiai, visa kita. Tai visa tai, kur mes augam, kur mes ateinam, kaip mūsų tėvai šlifuoja, ar ne, tokie mes patampam ir tokie mes užaugam pastrigę kažkokioje tai vietoje. Tai nereiškia, kad visi, 100% yra ten tragiškai nulindę. Lieputė, aš dabar kalbu, kai aš pakalbėsiu, tada galėsim paimti. Gerai? Šokolado diskusijos mano varyta. Žodžiu, tai va, kur nesam pastrigę, va, šokolade. Ir šitą, ir mintį pamečiau dabar, ačiū tau, Liepa, labai. Daug gavę, nedaug gavę, per tą vaikystę kažką pametę, nepametę. Taip. Nu tai va, ir mes tokie ir užaugam. Ir pastringam momentuose, ar ne, tam tikrose charakterio savybėse, kur labai daug žmonių sako, čia aš toks esu. Iš tikrųjų, nei aš, nei tu tokia nesam. Tai yra mūsų charakteris, tai yra mūsų gynybinė reakcija į aplinką, kurioje mes esame, ar ne? Arba mes buvome. Ir su metais mes keičiamės. Kai kurie šlifuojasi, kai kurie eina mokytis, nes gilinasi ir nes supranta, kad kažkas yra ne taip. Nes man tai buvo, pavyzdžiui, gyveni ir supranti, kad kažkas ne taip. Ne taip turi dalykai vykti, ar ne? Ir eini ieško to atsakymą. Tai apie ką yra mano tie mokymai, kuriuos aš labai kviečiu. Nes bus, tikrai turi būti faina, nes aš įsivaizduoju tos mokymus tokius lengvus, su humoru pasižiūrėjom. Ir mes ten ir kalbėsim apie tos dalykus, kurie formavo mūsų asmenybę šiandienai. Tai pirmas yra ta mūsų tėvų įtaka, tos baimės, įsitikinimai, pasakymai, į ką reikia atkreipdėmės. Aš vakar paustų netgi dalinausi, ar ne, paustų apie pasakas. Įsivaizduokit, buvo netgi karta, Lietuvoje tai ne taip aktualu, dėl to, kad mes vis tiek sovietmečio tokie vaikai, dar tie sovietiniai filmukai, kurie irgi, bet buvo baisus, didžioji dalis jų buvo baisus, niūrus tokie, kažkokie tokie su baime, su kažkokiais, man toks yra atspalvis likęs, iš tų vaikystės sovietinių filmukų. O Disnėjus Amerikos visą kartą augino ant princesių, princų, riterių ant balto žirgo, ten, kad kažkas atjos išspręs tavo problemas. Ir tas toks netgi pasąmonė atrodo, kas čia tokio nekaltas dalykas, pasaka, ar ne? Bet kai tu daug tos pasakos gauni, būdamas vaikas, tam tikra pasaulėžiūra irgi susidaro tavyje, ar ne? Tu kažkaip pradedi galvoti apie... tikrai, kad turi kažkas ateiti ir išspręsti problemas. Oi, kaip aš irgi vaikystėje svajodavau, kad, kažkas iš dangaus nukris ir pasikeis tas gyvenimas. Arba dar labiau aš tokia biški realistiškesnis vaikas buvau, tai aš galvoju, blemba, kaip gerai būtų laimėti milijoną, ir tuo metu dar net ne milijoną, tie pinigai kitaip atrodė, bet apie tai ir kalbu, nes yra dar kitas aspektas, ar ne, ta aplinka, kurioje mes augom tėvai, yra tada mūsų atsinešti, kaip čia pasakyti, įsitikinimai įvairūs. Tada mes turime nuostabų instinktą, kuriuo mes vadovaujamės, kuriuo mes gyvenam ir tas instinktas jis per gyvenimą gali keistis, nes pradžioje jis gali būti įtakotas vienų gyvenimo sąlygų, o vėliau, kažkas atsitinka, kažkokios galbūt vėl išmoksti kažką, pradedi žiūrėti kitaip, trauma galbūt kažkokia vyko, labai įvairių priežasčių gali būti, dėl ko keičiasi.
Ir ką aš trečią buvau užsirašius? Aš taip, toks minčių kratinys, bet realiai apie tai ir kalbėsim, kokie yra instinktai ir žmogaus išsivystymo lygis. Va yra trečias dalykas, ar ne, apie ką tam paliesim. Per 2,5 valandos tikrai neiškapstysim giliai, nuo iki neišnarsinsim, dėl to, kad aš čia apie vieną temą galiu turbūt šnekėti pusantros, jeigu ne visas 2 valandas, ir jeigu dar pavyzdžių paimti ir pasidalinti kažkieno patirtimis, tai mes sutilpsim ir visas 3 valandas su vienu epizodu, ar ne, su vienu gabalu. Ko aš siekiu su šitais mokymais, dėl ko aš sakau, kad tikrai turėtų, labai kviečiu visus prisijungti, kurie jaučiat, kad reikia, kurie nejaučiat, kad reikia, tiesiog norit pažinti aplinką, nes man asmeniškai padėjo pažiūrėti žmonės kitaip dar labiau. Nes pirma coachingo taisyklė yra, visi žmonės yra ok. Viskas su žmonėmis yra ok. Ta prasme, jie turi savo priežastis, kodėl jie elgiasi ir nėra geras arba blogas žmogus, yra elgesys, ar ne, to žmogaus. Ir tas elgesys nebūtinai nupiešia tą žmogų, koks jis iš tikrųjų yra. Nes jis turi tam tikras priežastis, ar ne? Čia irgi vyksta diskusijos ir panašiai, bet gera yra pamatyti žmonės iš šono. Gera yra pamatyti save iš šonų, kai kažkas pastato tave, ar ne, prieš faktą. Pasijuokti pakankamai yra iš ko, ar ne, kaip mes elgiamės tam tikrais dalykais. Kai ten šaržavo mums irgi per mokymus, sako, įsivaizduokit, mačiau, sako, socialiniuose tinkluose mums mokytoja pasakoja, sako, kaip moteris ten įkėlė ar tai istoriją, ar tai reelsą, apie tai, kaip nulūžo nagas ir jinai negali papult pas specialistę. Ir tai yra viso socialinio tinklo tragedija, nes nulūžo nagas, kaip aš dabar gyvensiu. Kaip? Ir dėl ko taip yra? Kaip tu galvoji? A tau dabar nulūžęs nagas stabdytų gyvenimą? Ne? O man prieš 10 metų būtų pastabdęs. Rimtai? Ne, man niekada, žinokis, man niekada nei plaukų spalva, nei nulūžę nagai, nei nulūžęs kulniukas ar atkibęs bato padas, man niekas nestabdo gyvenime, jeigu aš turiu tikslą. Man atsimenu tokią trumpą istoriją, gal buvo kokį man 20-19 metų, mes su draugai išvažiavome į Klaipėdą prie jūros ir atsimenu, buvo tokie labai madingi batai ir aš tuos batus nusipirkau, storas padas, ten viskas, žinai, platforma. Žodžiu, madinga iki ausų. Ir atvarom ir žiūrim, keltas jau žinai plaukęs ir mes pradėjom bėgti ir aš užkliuvau ir man to bato visas padas atplyšo. Visas. Ir ką, aš nusimau batus, žinai, nes jau pabėgti nebėjau, ten visas toksai. Ir mes įbėgam į tą keltą. Nuvarom, jau nueinam prie jūros, nes nuo kelto reikia nueiti nemažai. Ir nusėdim, sakau, tiek dar norim ir į kavinę paskui nueiti, norim po Klaipėdą pasivaikščioti, kaip aš vaikščiosiu su tuo batu, o tiek pinigų tai neturiu, kad batus naujus nusipirkčiau, nes tuo metu batus pirkti tai jau, sezonai vien batai ir viskas, normalu. Ir aš taip sėdžiu, aš einu gelbėtojų paprašysiu, jie vis tiek turi kokių nors vėlikių, sakau, man sutvarkys tą batą, bent jau šiai dienai. Aš neinu gelbėtojų, man jie sutvarko tą batą, ten kažkaip susupė, ten, žinai, nežinau, ką padarė. Ir mes visą dieną pravaikščiojau, bet buvo tiek juoko, ir dabar jau tik šitiek metų yra praėję 20 metų ir daugiau mes dabar dar prisimenam tą momentą, sako, iš kur, sako, pas tave tiek, to tokio, kad, susitvarkysiu, viskas bus gerai. Tai sako, batus, sako, tu tokius turėjai vienus ir tos pačius suplėšiai. Ir vis tiek, sako, suradai, kaip su jais susitvarkyti. Tai man, žinok, man niekas nestabdo gyvenimo, nežinau, kas tik, aišku, nenorėčiau tokios situacijos, kad stabdytų, bet tokie dalykai ten, kaip, pavyzdžiui, verkia plaukų spalva netokia gavus, ar nagų lakas netoks, oi, Jėzau, kokia čia per problema? Nusidažau kitaip, Tai aš labai džiaugiuosi, žinok, ir sakau, tikrai geras tai pasišnekėti ir su tokiom istorijom, ir tai yra puikus pavyzdys, nes yra begalė žmonių, kuriems
Stabdo. Ir čia, žinai, paėmiau patį baisiausią, paviršutiniškiausią dalyką, žinai, ir tokį vieną epizodą. Ir tarp kitko, tą istoriją aš irgi esu turėjęs, kai einu, žinai, ir dar su simpatija, tokia, žinai, vaikinukas, kur man labai patiko, ir ten gal 11 klasė kažkur buvo, ir aš taip užkliuvau, ir man kulnas, kai nuskrido, supranti, o man autobusas spėti reikia. Ir aš taip stoviu, o man taip gėda, ir žinai, ir nėra ką jau daryti, nu, ta prasme, stoviu ir jaukiuosi atsistojus, nes ir autobusų praleisti negaliu, nes jau, žinai, ir su to kulnu, ir dar aukštakulniai, dar supranti, ir bet, žinai, vėl, tie epizodai, nu, jie mus kažko pamoko, bet man, pavyzdžiui, išvaizda buvo labai svarbi. Aš labai daug metų kompleksavau dėl visko, dėl ko tik galima kompleksuoti. Ir va dabar atsisuku ir galvoju, ir dėl ko, apie ką tai yra. Tai eina apie vidinę savivertę, ar ne? Kai ta savivertė užauga, va ir į laivą gali nueiti šlapiais plaukais ir neįdomu, žinai. Nes, nu, ne apie plaukus, ne apie nagus, ne apie ragus yra asmenybė, ar ne? Asmenybė yra apie vidų, apie kombinaciją, apie mūsų požiūrį ir kodėl mes esam tokie, kokie mes esam. Ir aš tikrai pažįstu, nu, vat, begalį, ir tikrai tu turbūt patvirtinsi, kad yra begalė žmonių. Ai, čia, žinai, neturiu ką apsirengti, ai, čia, žinai, neįsiu, ką čia pagalvos, oi, kaip čia dabar atrodys, žinai, išleisiu 15 eurų kažkokiem mokymam, ar ne, kai aš realiai už tą 15 eurų, nu, nežinau, ką aš galiu kažką nusipirkti, ar ne. Ir šiaip, kaip mes prioritetus dėliojamės, žmonės sako, aš neturiu laiko, bet žinai, neturiu laiko valandos mokymams, 2 valandų mokymams, bet aš turiu laiko pražiūrėti serialą, supranti, 3 valandas, ar, žinai, Netflix'e pasidėti ten pusę vakaro, pusę nakties, ar ne. Neturiu pinigų nusipirkti mokymams, bet aš turiu pinigų, ir nebūtinai mokymams, ar ne, kažkokią investiciją į save, į sveikatą, į grožį, į tą, žinai, pozityvą tokį. Bet aš turiu pinigų nuvažiuoti McDonald'e 15 eurų 20 pravalgyti ir padėti, ir dar, žinai, kolą užpilti ir visa kita. Ir aš nesakau, kad šitų dalykų nereikia. Reikia, bet, nu, ta prasme, tai neturėtų būti pirmoji vietoj. Nu, tai jie, nu, kaip aš sakau, nori nesveiko maisto šiandien, nu, nori, viskas, nuleidži savo vieną dieną nesveiko maisto, bet tai, nu, ne tai yra bazė gyvenimo, ar ne? Tai va, aš išsiplėčiau, kaip aš ir sakiau, šita tema yra neišsemiama. Aš ją kvepuoju, man labai patinka ir yra, žinai, gera matyti ir tos artimus žmonės kitom spalvom, suvokti, kad kai kurie žmonės, nu, tiesiog neturi resursų, jiems tiesiog yra nesprantama, žinai, kas man atrodo savaime suprantama, kitas tiesiog neturi iš kur pažiūrėti tom pačiom akim. Ir aš labai ilgai klausinėtų, nu kodėl žmonės taip daro, žinai, nu kodėl, nu bet tai yra, nu, žinai, nelogiška, kam to reikia. Ir vat, kai priimi, kai iš tikrųjų priimi, kad žmonės ne visi vienodą resursą turi ir tos vaikystės, kokias mes turėjom, ar ne, nu jos buvo kokios jos buvo, mes jos neatsuksim, ar ne, jos buvo laimingos savų būdu, jos turėjo traumų irgi savų būdu, tai lygiai taip pat kaip ir mūsų vaikai atrodo auga kaip inkstai, kaip ten sakoma, taukuose, ar ne, nieko netrūksta, viską gauna, bet kai jie užaugs, jie vis tiek turės ko pasiskūsti, nes tai yra jų prieimimas gyvenimo, ar ne, ir aš čia galiu ant galvos atsistoti, ar ant plaukų galiukų, lygiai kaip ir tu, bet kažkas greičiausiai kažkur tai liks, žinai, nes tai yra, kaip aš sakau, arba per daug, arba per mažai kažko, nebūtinai. Tai va, tai ta linksma gaida, dar kartelį kviečiam į 2 renginius. Pasodinat mišką, fiziškai pajudat, paprakaituojat, pasikultūrinat, pabendraujat ir tada kitą savaitę pas mane. Iš karto jau kitą savaitę pas tave, ne? Ir kitą savaitę pas mane online, kad ir nuo sofos. Ir tikrai aš noriu diskusijos, aš noriu tokio lengvumo. Sakiau, bandysiu daryti mokymus, nors ir 5 tegu susirenka, nes dalintis yra šitais dalykais gera, pašnekėti tikrai yra gera ir jeigu nors vienam žmogui, žinai, nors truputėlį pasikeis požiūris į aplinką, į save, į artimus žmonės, tai aš jau jausiuos laiminga. O aš tai noriu gyvo susitikimą, ne online. Aš irgi, žinok, noriu gyvo, aš kažkada sakiau, važiuosiu į kaimą, reikia pro tave prasukti, bet galvoju, kurmi, ir taip tam kaime aš tiek ten te pabūnu, jeigu dar tave prasukinėsiu, tai aš ten iš vis nenuvažiuosiu. Bet reikia, planuojam, derinamės, darom, aš mielai išmokau. Jau nespėjau.
O aš tik žinai, kad dar labai trumpai Ramonė irgi sako, kad kažkada jie irgi buvo didelė tragedija, nulūžęs nagas. O tai aš kaip suprantu, jeigu aš teisingai supratau, ar ne, tai čia priklauso nuo žmogaus ir pačios savivertės, ar ne, kad galbūt kuo mažiau save myli ir tuo daugiau tokios problemos, tau atrodo didelės problemos, ar kaip? Ne visai. Yra tam tikri tipai, grįžtant prie tipologijos. Nu, ten ne tipologija. Mane lektorė turbūt pritvotų, jeigu šiai dar kartą pasakysiu tipologiją, bet tas mokslas enegramos sako, kad pavyzdžiui, tas trečias tipas žmonių, apie kurį aš ir kalbėjau, ar ne, jiems yra labai svarbu pripažinimas ir išorinis savęs geresnės versijos parodymas. Ir kaip tu rodai save geriausią versiją, ar ne, žinai, moteris per paminimą savų poreikių, savų instinktų, prisitaikymą prie kitų, ar ne, kad tik aš būčiau geriausia, nu, vat, tarkim, santykiuose čia aš, ir vyrai lygiai tą patį gali daryti. Darbe, pavyzdžiui, tai yra toks intensyvus karjeros siekimas, toks lipimas, parodymas, kad aš čia viską galiu padaryti. Šitie žmonės yra labai linkę į darboholizmą, labai tokį, žinai, savęs atidavimą iki sveikato, žinai, tokio lygio, kur jau, nu, viską atiduodu, ką turiu, iki nukritimo galiu dirbti kaip darbinis arklys. Ir ta pati išvaizda irgi yra vienas iš tų elementų, kas yra labai būdinga moterims. Nu, daugiausiai, sakau, vyrų yra, bet vis tiek daugiausiai yra moteris. Ir tada atrodo, žinai, ta išorė mano turi būti amžinai, nu, tokia ideali, kokia tik be gali būti ideali, nes, nu, kitaip aš nebūsiu geriausia, aš nebūsiu išskirtinė, manęs nepriims. Ir netgi tos moteris, va, to tipo, ar ne? Jos įeina į kažkokią tai šventę, balių, auditoriją, ir nuskanuoja, žinai, kambarį ir žiūri, tai va čia šitas jau tokią energiją turi, man čia jau su šito vyru, žinai, kontaktas labiau, čia ta moteris turi stiprią energiją, mano jos reikia toliau, žinai, nes jau tada konkurencija trintas atsiranda. Tai čia yra, ko mes iš tikrųjų pasąmoniai ieškom, mes ieškom priėmimo, šitam tipui bazinės poreikis yra priėmimas ir jie to siekia parodydami, kad yra geresni, tobulesni, šaunesni negu standartinė pilkoji masė ir jie tai užsidirba juodų prakaitų, juodų darbų per kraują ir ta prasme, nu čia vėl priklauso nuo asmenybės išsivystymo lygio, bet šitie žmonės taip daro. Taip. Ir iš to ir ateina. Ko tu labiausiai nori ir ko tau reikia. Supratau, ačiū tau pasidalinimą už šį rytą, žinai, ačiū labai už tą pasakymą, kad šiandien tik neskubėti. Aš išgirdau geriausiai. Geriausiai šitą frazę išsiviešimų rytų, taip, neskubėti. Jo, tai va, ačiū. Nežinau, Živilė buvo rašęsi, kad praeitą kartą jai kažkaip tie komentarai nesirodo, komentuoja, bet dabar irgi atsekiau tikrai visus komentarus ir Živilės nemačiau. Tai gal šiandieną tiesiog neprisijungia prie mūsų, aš labai tikiuosi, kad pamatys įrašą vėliau ir pakomentuos ir pasidalins, ar bent jau nuorodą į tai, ar ne, apie ką aš kalbėjau. Tikrai, kas norit pasiskaityti, nes ir vakare labai linkiu ramiai atsisėsti su savim, susidėlioti savo norus, svajonės. Žiūrėk, yra! Jau apkalbėjom. Mes čia porą kartų derinom susitikimą, žinai, online susitikti, nes aš taip jaučiuosi, lyg mes irgi esam beveik draugės, žinai, nes aš jau jos laukiu. Gerai, ačiū tau, Reda, ačiū visiems, kas buvote šį rytą kartu, kas klausėtės. Ir tikrai, kas norite daugiau sužinoti apie visus mokymus, mokslus, enegramas, coachingą ir kam tai reikalinga, tai kreipkitės į Redą. Kas norite sodinti medžius su manim kartu, kreipkitės į mane, balandžio 20, ar ne? Na ir tada iki kito draugaus susitikimo. Ne? Ačiū tau dar kartelį. Gražios savaitės visiems. Nusišypsom ir toliau sėkmingai gaudom grožį aplinkui. Nepaleisiu šitos frazės, žinokit. Ačiū Ramūnė, ačiū visoms.